tarp vyriškos ir moteriškos savokos, kas yra santykiai, yra didžiulė praraja. Dėl ko ir vyksta daug nesusipratimų tarp jaunų žmonių ar aplamai vyrų ir moterų, kad vyrai ir moteris suvokia santykius visiškai skirtingai. Moteris, jų yra tokia prigimtis, kai jos įsimyli, jos iš karto įsivaizduoja, kad tas vaikinas, tas vyras bus jų išrinktasis, jau bus būsimas vyras. Jos iš karto planuoja rimtus santykius. Nes moters prigimtis yra būti motina, kurti šeimą, kurti savo ten namus, kur jinai gyvens, turės vaikų, kur jinai kurs savo buitį. Dėl to moteris visada į santykius žiūri labai rimtai. Ir kiekvieną partnerį jinai jau priima kaip rimtą pretendentą sukurti šeimą. Vyrai beveik niekada neplanuoja rimtų santykių, nuo pat pradžių, kai užsimezgi kažkokie santykiai, beveik niekada. 99% vyrų tiesiog mėgaujasi santykiais, kad va yra moteris, jis džiaugiasi gyvenimu, bet į ateitį jisai beveik nieko neplanuoja, jis nežiūri rimtai tuos santykius. Vat buvo padaryta apklausa, paprašė sudaryti sąrašą, kokie keliami reikalavimai, kokie turėtų būti bruožai partnerio, kuris yra pirmas sąrašas. Nerimtas, toksai trumpam laiko leidimui. Ir antras jau būsimam savo sutuoktiniui. Kokie keliami reikalavimai. Pas moteris reikalavimai ir tam ir anam beveik vienodi. Tuo metu, kai vyrai kelia absoliučiai skirtingus reikalavimus. Trumpiems susitikimams, lengvai tokiai neįpareigojančiai draugystiai, beveik jokių reikalavimų nėra. Svarbu, kad moteris visada turėtų laisvą laiką, būtų geroj nuotaikoj ir lengvai pasiekiama. Ir kai jau kalba eina apie būsimą žmoną, jisai visiškai nenorėtų, kad jo žmona būtų visiems lengvai pasiekiama. Tenai jau reikalavimai žymiai rimtesni ir visiškai kitokie. Jau į būsimą žmoną vyras žiūri visiškai kitaip. Ir dėl to, kad moteris nežino, kas vyksta vyro galvoje, jinai kūrė savo planus, o vyras nieko praktiškai neplanuoja. Tiesiog labai dažnai vyrai suranda moterį, kuri šiuo metu jam yra patogi. Jis tiesiog tenkina visus savo poreikius, seksualinį visų pirma, jam reikia seksą, jis susirado savo partnerį, kuri yra patogi. Buitinė galbūt, jeigu ta moteris jau pas jį ateina, pas jį gyvena, ten sutvarko jam namus, padaro valgyti, ten kažką išplauna, išvalo, žodžiu, jau buityje. Lygiai taip pat jam yra patogu. Jis tiesiog naudojasi progą, kad yra patogus žmogus, patogi moteris, kuri tenkina visus jo poreikius. Bet jis puikiai žino, kad jinai netinka jam į žmonas. Ir dažnai moteris klausia savo to partnerio, kodėl mes dar nesiženijam, kodėl tu man dar nesiperši, kada mes ten pradėsim jau kurti šeimą, kada pradėsim gimdyti vaikus. Vyras taip ir sako, aš nesu pasiruošęs. Atkreipkite dėmesį, jis sako tiesą. Arba jis sako, aš nesu tikras, aš dar nežinau, aš dar neapsisprendžiau. Arba būna, sako, aš dar tavimi nepasitikiu 100%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jisai nemato jumyse žmonos. Ir moteris labai dažnai užkimba ant to kabliuko, kai vyras sako, aš dar pats nežinau, aš dar pats dėl savęs nesu tikras, dėl tavęs nesu tikras dėl mūsų ateities, aš dar nežinau, negarantuotas, žodžiu. Taip plaukėja ir moteris galvoja, jeigu jisai dar neapsisprendė, tai aš padarysiu taip, kad jisai pagaliau kažkada tai priims tą sprendimą ir man pasipirš. Kad vis tiek, anksčiau ar vėliau, jis jau apsispręs, kad būtent mane jisai turi vesti, nes mes jau tiek laiko esame kartu. Ir jeigu jisai dar abejoja dėl manęs ar dėl savęs, aš jį įtikinsiu. Aš viską padarysiu, aš nusipelnysiu, užsitarnausiu ir moteris tikrai pradeda ten vos ne tarnauti tam vaikinui, tam vyrui. Vyras tuo naudojasi
ir galvoju, nu va, žiūrėk, jos nevidu, jinai darosi tik geresnė ir geresnė, tai kam kažką keisti, jeigu ir taip viskas puikiai klostosi jam. Ir tokio situacijai būtų tik vienintelis patarimas moterims: neklausykite, ką kalba, ką jums žada, ką fantazuoja tenai vyrai, neklausykite, jūs žiūrėkite, ką jie daro, nes vyrai labai lengvai kalba. Moteris labiau atsakingesnės yra, vyrai ne, jie gali prikalbėti, gali prifantazuoti, kažką prižadėti ir visiškai nieko to nedaryti, nes jie mato, kad ar jie padaro tai, ką pažadėjo, ar ne, nieks nesikeičia, jūs vis tiek su jais susitikinėjat, meilė tęsiasi, viskas kuo puikiausiai, ar jie ten ištesėjo savo pažadus ar ne, jūs vis tiek jį mylite, jis mato, kad čia nebūtina labai ir kažką ir stengtis. Ir jeigu jisai va taip tempia laiką, eina metai, jis kažką ten planuoja, žada, niekas nesikeičia, tai supraskit, kad jis tiesiog, grubiai tariant, vagia jūsų laiką. Jis tiesiog laukia kitos moters, kuri bus jam tikrai tinkama santuokai, o jūs šiuo metu jam esate, kaip pakaitalas. Yra labai patogus variantas, kuris šiuo metu uždaro savo seksualinius poreikius, galbūt kažkokius buitinius ten, jeigu jūs pas jį lankotės, ten tvarkotės, ten valgyti darote. Tiesiog jam šiuo metu su jumis yra labai patogu. Supraskite, kad susitikinėti su jumis jis gali. Lygiai taip pat vesti jūsų toj pačioj schemai. Ne. Jūs jau beveik kaip vyras ir žmona jau ten gyvenate. Kažkodėl tai jam tai tinka, ta schema. O vesti jūsų kažkodėl jų nebetinka. Tai tiesiog, mergaitės, negaišinkite laiko su tokiu žmogumi. Jis tiesiog jumis naudojasi tol, kol sutiks tą tikrąją, kurios jisai ieško, kurios jisai laukia ir kurią įsives negalvodamas, neabejodamas. Ir jam nebus tokių klausimų, aš dar nežinau, čia to trūksta, dar kažko reikia, dar. Žodžiu, kai vyras įsimyli, niekas jo negali sustabdyti. Kai vyras įsimyli, jam taip stogas nuvažiuoja, jis veda tą moterį be jokių sąlygų. O jeigu jūsų partneris pastovi kalba kažkokias tai sąlygas, kad vat nėra sąlygų, kažko jam trūksta, tai jau žinokite, kad tiesiog jūs esate šiuo metu jam patogus variantas. Tik tiek. Neapsigaukite, negaišinkite laiko su tokiais žmonėmis. Ieškokite to, kuris tikrai jūs mylės, kuris tikrai nelauks nieko, kuris tikrai nekels jokių tenai reikalavimų, kur jūs dar netitikote kažkokių standartų ar dar kažkokius ten kelia priekaištus pas tave ten krūtinė, ne tos išmeros ar dar kažką. Negaišinkite laiką su tokiais žmonėmis, kurie nemato jumise būsimą žmonos.